Sveiks, Deividai. Sveiki. Malonu, kad pas mus atvažiuoji antrą kartą. Jau daraisi nuolatinis mūsų renginių gerbėjas. Noriu trumpai paklausti tavo nuomonės apie pirmosius pratimus, ką darei šitoje stovykloje ir kaip manai, ar kokią vertę tai galėtų kurti žmogų arba kuria žmogų ir galbūt tau pačiam kažkokios iš to naudos buvo. Tai gal pagrindinis dalykas tai sprendimų priėmimas, nes vis tiek suteikia laisvę saugioje aplinkoje priimti sprendimus. Ir manau, kad tai iš tikrųjų padeda po to ir gyvenime. Po pirmos stovyklos labai pajaučiau, iš tikrųjų darbo rezultatai labai buvo geresni turbūt negu prieš tai. Ir šiaip ta drąsa priimti sprendimą, jinai didesnė ir po to kažkaip su tais sprendimais lengviau susitvarkyti. Daugiau pasitikėjimo savim. Jo, mes orientuojamės į tą savivertės kėlimą. Kaip tu galvoji, kokios pagrindinės, sakykime, kokios pagrindinės vertybės ar savybės pas vyrą turėtų būti, kad vyras būtų vyru? Kokios savybės turėtų? Tai jo, savivertė, aukšta savivertė, tada turbūt pagrindinis dalykas, mano nuomonė, tai būtų atsakomybės prisiėmimas ir ne tik už save, bet ir už kitus. Ir manau, ko vyras daugiau atsakomybę gali pasiimti, tuo jis vyriškesnis. Ir nežinau, turbūt tas gal nesiskūst, tikrai irgi labai geras dalykas, ypač po pirmos stovyklos. Savikontrolė, ne? Jo, savikontrolė, kad ir daryti dalykus, tiesiog, tai savikontrolė turbūt tada. Taip. O tas būtent atsakomybės prisiėmimas už kitą ir atsakomybės prisiėmimas už save. Ar vakar tuose pirmuose pratybose, kai reikėjo vesti draugą, kuris nieko nemato, ar tai yra jau tai, kad tu prisiėmė atsakomybę už kažką? Manau yra, kadangi vis tiek tai viskas gal galvoju. Jo, yra, tai ta prasme vis tiek įdomu, nes jauti tą atsakomybę, tai buvo ir įdomu po to į patį save pareflektuoti, kaip aš nurodymus kitam duodu, kaip aš komunikuoju jam pačiam, ar ten į kairę plauką, ar į dešinę ir panašiai. Bet jo, norėtųs gal dar ir daugiau šitų dalykų, tai laukiu tolimesnių užduočių. Tiesa, kaip tau sekėsi su naktiniam pratybom ir kokią nuomonę susidarė, ar kažkokį, nežinau, patyrimą turėjai tokį, kad tikrai yra ką prisiminti dabar, ar buvo toks kažkas? Jo, iš tikrųjų didelis įspūdis. Pirmą kartą gyvenime turėjau tokią patirtį ir labai patiko, nes iš tikrųjų įsijungia vaizduotė keletą vietų, ypač kur kertasi virvės su kitom virvėm ir panašiai, ir galvoju dabar, ar čia viena virvė eina, ar labirintas, kur čia eit, kaip čia dabar pagauti virvę, kaip jos nepamest. Keletą vietų buvau susimaišęs, nebesupratau, į kurią pusę virvė eina. Tai tada įsijungiat biškį tokią kūrybą ir bandai panaudoti tokią logiką, kurią išsiugdęs esu per gyvenimą. Tai buvo įdomus toks kompleksinė užduotis, kur tu realiai nieko nematai, turi pasikliauti savim. Ir manau, visai puikiai susitvarkiau. Man irgi buvo smagu žiūrėti, jis ten bandė dar padaryti diversiją. tai laiku sustabdėm, nes būtų draugai nežinojo, kur ateiti. Ok, tai ačiū tau labai už atsakymus ir tęsiam darbus.